Sveiki, tai šiandien pakalbėsime apie jau gana susikompromitavusią antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, tokią pusiau prievartinę, privačią ir pabandysim populiariai, trumpai apie ją paaiškinti, nes iš tikrųjų čia yra tokia sistema, kad net žmonės su aukštaisiais ir su daktaro laipsniais nesugeba išsiaiškinti, kas čia per sistema ir kaip jinai veikia. Tai apie šios sistemos ydingumą pradėjome kalbėti prieš metus ir Konfederacijos, Lietuvos profesijų sąjungų konfederacijos pirmininkė, kurią šiandien ir kalbinsim, pavadino šią sistemą šimtmečio afera. Tai pakalbėkime pradžioj apie tas pakopas. Kiek jų yra ir kas čia per daiktas? Na, pirmiausia, turbūt noriu pradėti nuo to, kodėl reikia apie tai kalbėti, todėl kad tai liečia, praktiškai visus dirbančiuosius. Ir tai pradėjo liesti nuo tada, kai atsirado daugiau negu viena pakopa. Nes reikia suprasti, kad pakopų yra iš vis 3 ir pirmoji pakopa tai mūsų valstybinė sistema Sodra. Į kurią mes jau daugybę metų įprastai gaudami atlyginimą tam tikrą procento dalį, mes sumokame ir taip kaupiame ne tik dirbdami stažą, bet lygiai taip pat ir kaupiame tam tikrus vertės taškus, pagal kuriuos bus apskaičiuojama mūsų būsima pensija. Tai buvo toks laikas mūsų šalies istorija, kai vienos pakopos politikai nusprendė, kad savarankiškai ir nesavarankiškai, čia jau kita diskusija, kad neužtenka vienos pakopos, reikia mums dar kelių. Ir taip atsirado dar plus 2 pakopos, kurias lyg ir panašias, bet turi savo tam tikrų skirtumų. Antra pakopa, ji buvo tokia kaip pagrindinis papildomas lėšų šaltinis, jau išėjus į pensiją. Ir jos, pirminė ta pati mintis buvo tai, kad žmogus savarankiškai nusprendęs kaupti papildomą procentą nuo savo atlyginimo, galėtų kaip ir prisidėti ateičiai, tam tikrą sumą. Vėliau ta antra pakopa išvirto į visiškai kitokią sistemą, apie kurią vėliau ir pakalbėsim, kuri atitrūko nuo savo tų esminių šaknų labai stipriai. Ir turim dar vis taip pat trečią pakopą, kuri yra daugiau tokia laisvesnė, kur vėlgi savanoriškai nusprendė žmogus, kad neužtenka tų pirmų 2 pakopų, noriu dar vienos ir dar daugiau turėti didesnę sumą išėjus į pensiją. Ir noriu dar papildomą procentą kaupti, tai yra šansas kaupti trečioji pakopai. Lygiai taip pat ir darbdaviai, kai kurie darbdaviai nusprendžia kaip pasiūlyti tokią kaip bonusinę sistemą, tai patys perveda tam tikrą procentą į trečią pakopą ir taip kaupia tam tikriem darbuotojams būsimą pensiją. Kuom skiriasi antra ir trečia pakopa, nes iš esmės abi pakopos yra privačiose rankose, skirtingai nuo to, kad pirmą pakopą administruoja Sodra, valstybinė sistema, tai tuo, kad nuo 19 metų antra pakopa tapo tokia, pati pasakei, pusiau prievartinė sistema, bet daug kas, galbūt ir šalininkai, ir dažniausiai šalininkai ginčijasi, kad tai yra netiesa, man irgi taip atrodo, nes atsirado automatinis įtraukimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sausio 1 dieną startuoja sistema, kuri trunka pusmetį, kuomet tam tikras dalis darbuotojų yra tiesiog automatiškai įtraukiami į sistemos parinktą fondą. Ir jeigu žmogus neatsisako ten dalyvauti, jeigu jis nepareiškia tą atsisakymo iki Liepos 1, jis visam gyvenimui lieka vienam ar kitame fonde. Be galimybės išeiti, pasiimti pinigus ar kitaip laisvai valdyti savo investicijas. Ir
skirtumas yra su trečia pakopa, tai, kad tu gali valdyti savo pinigus, tu gali valdyti procentą, kurį skiri, tu gali, jeigu tau sunki finansinė padėtis, sumažinti skiriamą procentą, jeigu pas tave didelis atlyginimas, gali padidinti. Ir mes trečią pakopą vadinam tai turtingųjų pakopą, nes dažniausiai iki trečios pakopos ir kito trečio laiptelio užlipa jau tas, kas uždirba jau pakankamai didelės pajamas. Tas, kas gali sau leisti, prabangą atsidėti papildomus pinigus, ne tik senatvėje, bet matyti ir kitiem dalykam, nes statistika rodo, kad tie žmonės investuoja ir į kitus dalykus dar tam tikras sumas. Tai jau tie tokie, kaip sakau, prabangos asmenys, kurie turi tą galimybę investuoti į daugelį sferų. Tai mūsų tikslinė grupė yra daugiau tikslinis tas klausimas, yra daugiau antra pakopa. Ir čia tikrai nieko nenustebinsiu, jau 2 metai intensyviai kalbam apie tai, kad Lietuvoje turbūt turint tokią demokratinę santvarką, aš neįsivaizduoju, kad turėtume tam tikrą sistemą, kuri yra valdoma privačių rankų, kuomet tam tikros privatus interesai, privatus verslas uždirba iš to pinigus. Neįdėdami jokių pastangų. Neįdėdami jokių pastangų, jinai galėtų egzistuoti per tai, kai žmonės tiesiog yra suvaromi kaip į tvartą, žinot, kaip... O daug kas iš jų net nežino apie tai. Žino tik tada, kai alga sumažėja. Tu kai višta suvarai, uždarai, užrakini ir neleidai jom išeiti. Tai tu reguliuoji, kur višta eis, ką jinai les ir kaip jinai toliau gyvens. Tai antra pakopa maždaug yra apie tai. Ir iš tiesų, kiek aš bandydama kalbėti, kad nėra tas pusmetis, tas laikas, kuomet žmogus iš tikrųjų gali lengvai atsisakyti arba jam yra viskas aišku. Dažniau mes matome situaciją tokią, kad darbuotojai pirmą nelabai supranta, kas ta antra pakopa, nelabai žino, koks tas procentas ir iš ko jis susidaro ir nelabai iš tikrųjų žino apie kokie terminai, kada yra įtraukiama, kokia išėjimo galimybė. Aš pati testavau atsisakymą. Čia tokia įdomi istorija. Pati su žmogum mes sėdėjom, įėjom į sistemą, kai žmogus gavo kvietimą ir bandėme atsisakyti, tai tikrai nelengva padaryti. O tai sako, kad iš vis vienu paspaudimu ten reikia. Tai yra visiška netiesa, nes mums tikrai reikėjo pavargti, po to dar 3 kartus pasitikrinti vėl įėjus į paskyrą, ar tikrai žmogus nedalyvauja. Nes, toks yra... Jautiesi tu iš vis paliktas kaip vienas karys lauke, nes kažkokio tai tokio pagalbos įrankio priemonės apsisprendžiant nėra. Tai buvo tada, kai buvo savanoriška sistema, kai žmogus ateidavo, tarkim, į banką susitvarkyti savo reikalus, bankas norėdamas pasiūlyti papildomą paslaugą, jis stengdavosi žmogų įtikinti, kad jam reikia kaupti. Tai tuomet lydėdavo jį, kelis kartus paskambindavo, pasiteiraudavo, paaiškindavo tam tikrus niuansus ir žmogus pats savarankiškai apsispręsdavo. Dabar, kai turim automatinę įtraukimo sistemą, čia yra toks, tu pats savo, pats esi savo šeimininkas, pats paliktas esi pats savo, likimo valiai. Ir netgi, dažnai neinformuotas, nes ne visi į savo sodros paskyrą eina. Tai čia kita... Kiekvienais metais pasižiūrėti, daug kas apsižiūri tik po keliarių metų, kad jie kažkur įtraukti. Čia atsimeni, turėdavom dar tokių įvairių iš oponentų irgi pasakymų. Visi gauna laiškus, vos neregistruotus laiškus, jie negali nematyti. Kiek man tenka bendrauti su žmonėm, jie nemato. Negauna visi laiškų. Taip, pas kažką tai, pavyzdžiui, paštas, jeigu gerai veikia, o mes patys žinom, su kiekvieną dieną dirbam, paštuose ir užstringa laiškai ir nueina į tą patį šlamštą, tu nebūtinai šlamštą pasitikrini. Yra daugybė faktorių, kai tu gali negauti laiško. Ir galų gale, ar tu suprasi, kas ten parašyta, aš įsivaizduoju, kad ten, nėra labai aiškiai, tvarkingai ir pažingsniui išaiškintos visos ir rizikos, ir galimybės. Tai tu turi būti ekonomistas ir specialistas. Dažnas net ir perskaitęs nelabai supras, apie ką kalba. Kita istorija, jaunas žmogus, 18 metų, gauna pranešimą. Ir jis sako, aš nesuprantu,
aš, sako, gavau iš Sodros kažkokį laišką. Sako, apie ką tai? Manęs klausia, apie ką jis? Sėdim, skaitom, dviese, aš pradedu aiškinti, kas tai yra, kokios pasiekmės, kokios naudos, kad įdėt bent kažkiek pastangų, kad tas jaunas žmogus, kuris niekada darbo rinkoje dar nedirbo, kuris net neįsivaizduoja, kas tai yra procentai, iš ko susideda atlyginimas, o kas bus po 40 metų ir kodėl tas jaunas žmogus iš vis turi galvoti apie tai. Tai mes sėdam, aiškinamės visas detalės, tada pradeda žmogus galvoti ir sako, aha, gerai, jo, tu čia gal ir neblogai sakai, gal čia reikia daryti taip ir taip. Bet aš taip galvoju, o kiek tokių žmonių, kurie neturi pas ką paklausti. Taip. Jo, ir tu negali paskambinti į tam tikrą fondą, gal ir gali, bet niekas tau nepasako, kad tu klausyk, su tavim susisieks konsultantas. Va dabar atėjo sausio 1 diena, susisiekia konsultantas ir sako, kad va, žiūrėk, yra tokia galimybė, tau tokios prabangos nėra, tave tiesiog automatiškai traukia ir tu ten kapstykis kaip nori. Taip, pakalbėkime apie patį mechanizmą. Koks procentas, žinom, kad ir valstybė dar remia tuos, kurie patys atseit galvoja apie senatvę, tai apie techniką, kaip viskas veikia. Tai čia irgi yra toks labai unikalus ir įdomus atvejis. Tai pirma, lyg ir būtų natūralu, kad jeigu tu kaupi papildomai, tai iš savo atlyginimo papildomą procentą kaupi pensijai. Tai va, tai yra tie 3%, kurios tu iš savo atlyginimo pervedi. Bet staiga atrodo tai normali sistema, bet jinai tampa nenormali be automatinio įtraukimo, tampa dar nenormali, nes valstybė sako, o mes dar iš biudžeto tau pridėsim dar 0,5%. Klausiu, kodėl? Todėl, kad sako, mes turime skatinti tuos žmonės, kurie kaupia senatvėj. Tada man kyla toks klausimas. Tai dabar tas, kas kaupia ir moka į Sodrą, į 1 pakopą, tai jie kaip yra jau nurašyti, jų skatinti jau nereikia, tai turi būti savaime suprantamas dalykas, ar mes iš tikrųjų kaip valstybė turėtume tokius žmonės skatinti mokėti mokesčius, dirbti ne šešėlyje, o su normaliais atlyginimais, nebijoti mokėti mokesčių ir būtent būti paskatinti tą daryti. Tai valstybė sako ne. Sako, mes nematome reikalo skatinti tavęs, mokėti sąžiningai mokesčius, bet kažkodėl tai mes norim tave paskatinti, atiduoti pinigus į privatų verslą. Čia sugrįžkim į pačią pradžią ir žinutė turėtų būti, mes nesakome, kad blogai yra kaupti papildomai senatvėj. Mes čia tai ir noriu akcentuoti. Investuoti į savo ateitį, kaupti senatvę, papildomus pinigus yra gerai ir tą reikia skatinti žmonės daryti. Mes kalbam apie ydingą sistemą, kada žmogus neturi pasirinkimo laisvės ir už jį kažkas nusprendžia. Čia tas pats, kas aš ateinu į parduotuvę, yra pieno pakeliai išrikiuoti 10 įvairių rūšių. Ir aš lik ir tiesiuos, nes aš norėčiau tam tikro pieno pakelio, nes dėl tam tikrų priežasčių man jis yra patrauklesnis, bet man pardavėja duoda per ranką ir sako, ne, tu turi pirkti va tą būtent su raudonu lipduku, nes taip yra nuspręsta sistemos. Ar tai reiškia, kad tie visi pakeliai yra blogi, ar ten pienas yra blogas? Turbūt, kad ne. Bet klausimas, kodėl kažkas tai turi nuspręsti, kodėl ta pati pardavėja negali atsistoti ir paaiškinti skirtumus tarp pakelių, privalumus ir leisti man pasirinkti. Tai va tą mes šiandien ir matome antroje pakopoje, kuomet mums nurodo, kokį pieno pakelį reikia paimti ir dar sako, tu visą gyvenimą imsi tik tai šį pakelį, be jokio pasirinkimo kažkada tai pagal po 5 ar po 10 metų pasirinkti kažką kitą, galbūt vietoj pieno kefyrą. Ir tokia situacija sudaro tokia situacija tave priveda prie to, kad tu pradedi iš tos beviltiškos padėties, jau kai tu esi spąstuose, tu pradedi nebetikėti sistemą, tu pradedi iš vis nebetikėti, kad reikia kaupti, kad reikia rūpinti senatvę, tu kiekvieną dieną tu jauti, kad kažkas vyksta aplinkui negerai ir tas nepasitikėjimo laipsnis auga ir auga. Ir mus
privatus pensijų fondai kaltina. Sako, tik dėl jūsų čia visa visuomenė dabar nepasitikė pensijų fondais. Ne dėl mūsų, o dėl jūsų, nes jūs bėgdami pagal didelį pelną, sutardami su tam tikrais politikais ir priimdami tokius sprendimus, jūs viską padarėt, kad žmonės jumis netikėtų. Na taip, tai išeina, kad valstybė skiria turbūt ir nemažai tų lėšų, išeina po 1,5% kiekvienam kaupiančiam privačiam fondui, nors jie aišku sako, kad negi čia ne mūsų, čia žmonių pinigai, bet aišku, jie juos investuoja, jie pasiima administravimo mokestį ir aš tai čia norėčiau dar padėkoti Stepukoniui, kuris padėjo sukompromituoti dar labiau šitą sistemą, nes iš tikrųjų yra, čia pavyzdys to, kad žmonės atiduoda pinigus, privatūs fondai, kurie suinteresuoti tik tai pelnu, jie nieko nerizikuoja realiai, rizikuoja žmonės, ko jiem nepasako niekas ir kuo toliau, tuo labiau šita sistema tampa tokia nepatraukli, švelniai tariant. Ir pagal skaičius matom, kad vis kuo toliau, tuo daugiau žmonių atsisako per tą pusmetį, atsisako dalyvauti kaupime. Tai aš noriu paklausti, tai per pusę metų žmogus turi galimybę atsisakyti, bet jeigu jisai sąmoningai neatsisako arba, tarkim, pražiūri tą terminą, kokios galimybės jam yra, dabar visą gyvenimą jisai įkliuvo, kokius veikimo laisvės jisai turi? Praktiškai jokių. Apart to, kad vieną kartą per gyvenimą, vieniem metam, iki 1 metų jis gali sustabdyti įmokų mokėjimą. Viskas. Tai reiškia, kad jeigu mes pasirašom tokį kaip velnio kontraktą 40 metų, tai tik įsivaizduokit, vieną kartą per gyvenimą tu gali labai trumpam laikui sustabdyti įmokų mokėjimą. Ir daugiau jokio nei sprendimo investuoti kažkur, nei tu prisidedi prie tam tikro sprendimo, o tai kiek tas fondas, kiek ten turi pelno gauti, kiek su tavim pasidalinti, koks ten tas mokestis ir panašiai. Tu nieko nevaldai. Ir Baltcap atvejs parodė realybę ir aš irgi labai džiaugiuosi, nes tas mitas, kuomet kalbėdavo mum ir dabar kalba, kad jūs nežiūrėkite šių dienų rezultatų, ilgalaikę prasme čia bus pliusas ir tik tai didžiulis pliusas. Gali ir tai būti, bet tu niekada nežinai, kas bus po 40 metų. Tu nežinai, nes yra tam tikrų aplinkybių, kas nuo tavęs nepriklauso. Ir tas yra įtako, ir tas yra svarbu. Ir tuomet, kai tu pats žmogus atiduodi kažkur tai savo pinigus ir tu jas gali valdyti, tai tu tą riziką prisiemi savo ir tu pats gali tą riziką valdyti. Šioje sistemoje tiesiog iš tavęs paima tavo uždirbtus sunkiai pinigus ir tu nieko negali įtakoti. Jeigu atsiras daug Baltcapų, tu vieną dieną atsibusi su švilpaujančiais vėjais kišenį. Jeigu neatsiras, galbūt ir prieaugis didelis bus. Tai va čia toks kazino verslas. Ja, čia turbūt reikėtų pasakyti tiem, kas nežino, Stepukonis minėtas ir Baltcapas, tai čia tas atvejis, kai vienas iš investicinių fondų valdytojų sugebėjo pralošti 40 milijonų, ne visi jie buvo bet čia tik tiek, kiek mes žinom. Niekas nežino realių skaičių. Ne visi jie buvo iš pensinių fondų, bet dalis buvo ir investuota ir iš pensinių fondų. Bet reikėtų turbūt dar pasakyti apie dar vieną galimybę. Žmogui jau įtrauktam į tą sistemą jis gali pakeisti fondą. Pasirinkti dar iš kiek ten jų 5 ar 6 yra, žodžiu, jis gali vaikščioti per tos fondus, bet tai yra kaina tam tikra. Gali ir klausimas, ir man irgi tas labai keistas dalykas, kad už tai turi susimokėti. Čia panašiai kaip kažkada, tai man atrodo, buvo su telefono operatoriais, kai tu pasirašai sutartį ir yra tam tikros baudos ją nutraukti, nes jeigu tu nori, dėl to rekomenduoju visada turėti be įsipareigojimų sutartį, kad galėtum valdyti vėlgi savo sąskaitas. Tai čia labai labai panašu. Tai jeigu tu nori pakeisti fondą iš fondo, reikia atitinkamą sumą sumokėti ir vėl tai tau kainuoja. Bet žiūrint pačią statistiką, jeigu analizuojant skirtingus fondus, tarp jų didelių skirtumų nėra. Ir tas praktiškai, tu kaip buvai visiškai nevaldantis savo pinigų, tai ar tai bus A
įmonė, ar B, ar Z, jokio skirtumo Dar nėra. susimokėsi papildomai. Nes ką ir vėlgi tas pats Baltcap parodė atvejais, kad keli fondai buvo suinvestavę tenais, tai čia nėra taip, kad kiekvienas atskirą savo liniją turi investavimą, kažkas tik į tai, kažkas tik į tai ir tu pagal tai galėtum dar kažkaip tai reguliuoti savo investicijas. Tai taip dėja nėra. Ir dar viena yra tokia galimybė, kiek mes girdėjom, kad žmonėm pavyksta net ir po keliarių metų sodrai įrodyti, kad jie nebuvo informuoti, nes tai vienintelė turbūt sąlyga sodra, kad atšauktų tave iš to fondo kažkurio, įrodyti, kad tu nebuvai informuotas. Ir žmonėm pavyksta, gal trumpai apie tai dar. Turėjom kelis tokius atvejus ir žmonės pasisakė, kad iš tikrųjų tai pavyko, bet tai yra labai sudėtingas kelias. Tai praktiškai teisinis yra kelias ir tikrai nerekomenduoju patiems žmonėm savaime be teisinio išsilavinimo imtis to. Tikrai rekomenduoju pasitelkti profesionalą, kuris sugebės parašyti tinkamą skundą. Tai taip, jeigu tu sugebi tiesiog įrodyti, kad tavęs tinkamai neinformavo, kad tu nematei žinutės dėl automatinio įtraukimo, tai kai kuriem asmenim pavyko tą padaryti. Koks tas laikotarpis nuo tos Liepos 1, kai tave įtraukė, nemanau, kad ten prieš 10 metų įtraukimą tu galėtum, aišku, tą padaryti, bet metai 2 laikotarpis pakankamai protingas, kuomet galima bandyti šitą klausimą spręsti. Bet tai nėra lengva ir aš manau, kad mes ir neturėtume stumti žmonių ir rinktis šitą kelią. Aš manau, kad turim sutvarkyti vieną dieną normaliai, kad jinai veiktų pati sistema. Tai dabar pakalbėkime apie tuos, kurie jau sulaukia to pensinio amžiaus. Tai vėlgi nėra viskas taip paprasta. Kas ten atsitinka? Nauji kalneliai. Kas įdomiausia, tai kai pradedi kaupti, tave įtraukia į pačią sistemą, tu neatsisakai, tu kažkas su šypsena, kažkas sukandęs dantis, ten ir 10, ir 15, ir 20 metų kaupia. Ir jie atėję su tą iliuziją, kai, pagaliau sukako pensinis amžius, aš jau galiu pasinaudoti visais gėriais, jau ateina su ta šypsena, kad viskas jau baigėsi mokėjimas ir tuoj aš pamatysiu, kaip išauga mano pensija, susiduria irgi su tam tikrais niuansais. Tai dar jų draugystė su privačiu fondu tikrai nesibaigia su ta diena. Ir čia įdomu pažymėti, o kas vyksta ir kokios galimybės. Pagal įstatymą yra kelios galimybės ir priklausomai nuo to, kiek tu sukaupi. Tai jeigu žmogus sukaupė iki 5400, tai greičiausiai, kuris kaupė labai trumpą laikotarpį, tai tokie žmonės tą nedidelę sumą gali pasiimti kaip vienkartinę išmoką. Gali ir nepasiimti. Čia jų yra pasirinkimas. Arba pasiimti, arba ne. Bet bent jau yra vienas iš tų geresnių pasiimti. Arba pasiimti, arba gauti išmokas kažkokias. Arba gauti periodinės išmokas, to ir apie jas pakalbėsim. Jeigu tu sukaupiai jau 10 800 ir daugiau, įsijungia tam tikras įstatymo straipsnis ir tu privalai pirkti anuitetą sodroje. Tai prasme, pinigai iš privataus fondo yra perduodami į sodrą ir ten tau apskaičiuojamos periodinės išmokos pagal tai, kiek tu sukaupiai, kokį tu planą paimsi, nes ten yra iki tam tikro amžiaus arba visą gyvenimą, paveldėjimas, nepaveldėjimas, yra ten įvairių opcijų. Tai kai tu susidedi tas opcijas, kai tu atsineši sumą, tai tau paskaičiuojamos išmokos ir jos yra mokamos. Tai čia jau negali pasirinkti. Tai sukaupiai 10 800 ir daugiau ir jau tą turi daryti. Iki beros 64 000, jeigu aš neklystu, kur vėl įsijungia tai, kad tu galėtum pasiimti pinigus. Bet tai kas juos tiek paprastas eilinis žmogus, kas tiek sukaupia. Čia vėlgi, sakyčiau, turtingiesiams išlyga. Tai bet problema yra, ir kokią mes pamatėm realiai, kas atsitinka, kai žmogus sukaupia tą sumą, kur yra nuo 5400 iki 10 800. Ir čia toks pirmai galvojau, kad galbūt klaida politikų, tiesiog nepagalvojo, paliko. Dabar galvoju, gal ir nėra klaida, gal viskas buvo gerai apgalvota. Tai
yra nutilimas dar viena opcija, kad bet koks žmogus išėjęs į pensiją ir sukaupęs bet kokią sumą, kuri yra iki 10 800, kad ir 5 eurus, jis turi galimybę nusipirkti anuitetą sodroje. Ką tai reiškia? Labai sudėtingi žodžiai. Tai reiškia, kad tą sukauptą sumą jis gali perkelti į sodrą ir iš ten gauti periodinės išmokas kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, iki 5000 tu gali pasirinkti vienkartinę arba nusipirkti anuitetą. Lygiai tas pats, nelygiai, bet nuo 5400 iki 10 800 jau įsijungia du dalykai. Arba gauti periodinį išmoką privačiam fonde, arba pereiti su ta suma į sodrą ir ten gauti periodinės išmokas. Skamba vienodai. Ir čia patikėkit, labai sunku visiems išaiškinti, kas tai yra iš tikrųjų. Atrodo, sukaupiau 9000 ir gausiu periodinės išmokas. Iki anuiteto nedatraukiau, kur yra privalomas, vienkartinę negaliu paimti, man bet kuriuo atveju lieka periodinės išmokos. Ką man daryti? Eiti, pasilikti privačiam fonde ar su ta suma persikelti į sodrą? Reikia pažymėti, ir gavom ne vieną skundą ir esam vieną laimėję, kad privatus fondai, siekdami apsaugoti savo verslą ir saugodami pinigus, kad jūs, mėly darbuotojai, neišsineštumėt juos iš fondo, jie sąmoningai nutyli opciją, kad žmogus gali pereiti su pinigais į sodrą. Kokie skirtumai? Tai, kad privatus fondas, kas yra labai labai svarbu, negarantuoja, kad ta apskaičiuota periodinė išmoka bus tokia, kurią apskaičiavo jums suteikimo dieną. Tarkim, jums apskaičiavo 37 eurai per mėnesį. Tai taip žmogus pasirašęs dokumentus įsivaizduoja, kad jeigu jis pasirinko iki 85 metų tą periodinį išmoką, visą laiką gaus 37 eurus. Privačiam fonde tai netiesa. Jeigu buvo nesėkmingi, kaip aš juokauju, baltcap metai, tai galbūt tu gausi ir 10 eurų per mėnesį. Jeigu buvo super sėkmingi investavimo metai, galbūt ir 40-45 eurus. Tai viskas priklausys nuo investicijų rezultato. Jokios garantijos nėra ir ta išmoka gali būti plaukiot įvairiose ribose. Ir tada moralinis toks klausimas. Visą ten ilgą laikotarpį mokėjau įmokas. Sukaupiau tam tikrą sumą ir kodėl aš jas negaliu paimti, net ir pagal periodą, kodėl jinai turėtų kisti, kodėl turi kisti tie pinigai, niekas negali to paaiškinti. Todėl, kad privačiam fondui dar vis reikia investuoti jūsų tą sukauptą sumą ir jis turi gauti pelną. Skirtumas nuo sodros, kuri kaip valstybinė institucija, valstybė garantuoja tam tikras išmokas, tai kad paskaičiavus jums suteikimo dieną, kokia suma bus, tie patys 37, galbūt 38 eurai, niekada šita periodinė išmoka nemažės į mažesnę pusę. Niekada nemažės. Bet gali didėti, nes sodra irgi tam tikras investicijas daro. Tai, čia ir yra pasirinkimo laisvė. Ar rizikuoti ir turėti šiek tiek daugiau arba mažiau, ar iš tikrųjų rinktis tą saugesnį variantą, kuomet išeini su pinigais į sodrą, gauni galbūt ne pačią aukščiausią išmoką, bet tu įsitikinęs, kad tu ją gausi nuolatos. Kas, kaip ir sakiau, mane stebina, kad pensijų fondai, privatus pensijų fondai laikosi kiekvieno euro. Ir bet koks, jie patys sako, investicijos tai yra toks, labai sunku, aišku, paaiškinti paprastam žmogui, kad investicijos yra ilgalaikis procesas. Tu negali padaryti vienai dienai investicijos, 2 arba mėnesiui. Tu turi nuolatos investuoti į vieną ar kitą dalyką ir tai ilgalaikę prasme tik tada atneša tam tikrus bonuso taškus. Tai pensijų fondai, kadangi jie uždirbant tų investicijų, jiem yra kiekvieno euro išėmimas labai skausmingas, nes tai mažina jų pelną. Dėl to aš taip įtariu, čia mano nuomonė, kad tas paliktas žirklės nuo 5400 iki 10800, kuomet tu ateini ir klausiau, ką man daryti su tais pinigais ir tau pensijų fondas sako, tik tai pas mus
turi laikyti ir toliau ir gauti tik tai pas mus periodinės išmokas ir nutylė apie sodros galimybę. Tai yra tas saugojimas kapitalo, tų pinigų, kad nedaug dievė žmogus nesugalvotų išimti ir išeiti. Lygiai tas pats, kodėl jie oponuoja apie, tarkim, tas idėjas, kad gal leisti žmonėm paimti pinigus ir išeiti iš fondo, gal leisti laisviau žmonėm iš tikrųjų valdyti savo pačių pinigus. Tai yra žalinga išskirtinai tik tai pačiam fondui, nes kiekvieno euro išėmimas jiem kainuoja pelno prasme. Ir suprantant tą visą sistemą, tada, kai kurie dalykai dėliojasi labai savo lentynėlės. Žodžiu, žmogui nepriklausomo konsultanto reikia tiek pradžioj, tiek pabaigoj. Pasirenkant, jeigu suspėjai pasirinkti, tiek pabaigoj vėlgi jau Dar labai svarbus dalykas, kai tu jau ateini kalbėtis, ką daryti su sukauptais pinigais. Jeigu žmogus pensininkas, jau pensinio amžiaus ir dar dirbantis, nepasiduoti tam spaudimui arba reklamai, kuomet privatus pensijų fondas tau dar sako, tu neišeik, tu dar pakaupk, tu dar dirbi. Tai yra visiškas mulkinimas, nes žmogus išėjęs į pensiją, jis jau turi naudotis tą naudą, dėl kurios tiek daug ir stengiasi tam tikrą ilgą laiką. Ir mes, dėja, mūsų gyvenimo trukmė nėra 120 metų, kuomet mes galėtume pasakyti, dar nuo 65, dar 10 metų galim pakaupti arba 15 ir po to jau dar didesniam sumom naudotis. Ne. Mes niekada nežinom, kas laukia mūsų ateityje ir jeigu jau dabar sukaupę tam tikrą sumą, mes galim ją pasinaudoti, jai ir reikia naudotis. Tai tikrai kviečiu nepasiduoti tai reklamai ir visada įsijungs smegenis ir galvoti. Lygiai taip pat, kaip aš šventai esu įsitikinus, bet vėlgi tai yra mano nuomonė, kad tie žmonės, kurie buvo įtraukti arba įkalbėti kaupti, kuriem liko 10-15 metų iki senatvės, jie realiai buvo apgauti. Nes jeigu mes kalbam apie ilgalaikius procesus, tai jau dabar rimti ekonomistai kalba apie 30-40 metų, kur galbūt yra bent kažkokia mažesnė tikimybė įžvelgti tam tikrą naudą. Bet atsiprašau, pamatysim ateityje. Bet ne 5 metai, ne 10 metų, kuomet dabar žmonės išeinantys į pensiją, ir mes tokių laiškų turime tikrai daug, kai jie pamato tos 30 eurų paskirtą periodinę išmoką, jie verkia tiesiog matydami tą skaičių. Tai kodėl nebuvo tada pasakyta, kad, klausykit, tie, kam liko 10 metų iki pensijos, gal paliekam tą žmonių grupę ramybei, nes tikrai nieko, kažkokio stebuklų neįvyks, buvo kelios krizės ir turbūt tikrai ateityje mūsų nelaukia, matyti toks staigus ekonominis pakilimas, kad mes čia sakytume, kad čia užsidirbsim daug pinigų. Tai kodėl jam nebuvo tas pasakyta, tai čia mistika ir kodėl tas buvo nutylėta ir kodėl vis dar dabar tie žmonės yra įtraukiami, tai galime tik spėlioti. Tai dabar labai trumpai apie tai, kas įtraukiami, pavyzdžiui, šiemet. Kam reiktų labai tikrai pagalvoti, tiksliau susiimti ir pasitikrinti savo sodros paskyroje šiemet. Šiaip tą rekomenduojama daryti visiems dėl viso pikto. Bet kam šiemet gresia tas įtraukimas, arba jau tie žmonės yra įtraukti ir kam reikėtų tikrai pasitikrinti? Aš tai visą laiką irgi sakau, kad sodros paskyrą nuolatos reikia tikrinti, nes būna, kad ir darbdaviai nesumoka mokesčių, ir po to seka kitos problemos, kuomet tu staiga netenki socialinio draudimo. Tai visą laiką reikia tikrintis, bet kam yra toks kritinis laikotarpis, tai pirmiausiai iki 40 metų jaunimui, kurie bus nuolatos per tam tikrą periodą, ne vieną kartą, o 3 kartus, net ir nepaisant to, kad net ir atsisakius, kaip yra sistema uždėta, kad 3 kartus, 3 šaukimus tikrai gaus,
tai jaunimui 40 metų visada reikia tikrintis, bet ką irgi dažnai nutyli ir vyresniem irgi reiktų pasitikrinti. Nes kuomet buvo 19 metais galimybė išeiti ir tas, kas išėjo, atsisakė privačių fondų ir kaupimo, kas perėjo į sodrą ir dabar kaupia tik pirmoje pakopoje, tai tuos žmonės, nepaisant jų amžiaus, 3 kartus sodra, jeigu jau pakvietė vieną kartą, tai dar 2 kartus pakvies, automatiškai įtrauks į privatų fondą. Tai jau 20, reiškia, nuo 19 metų, 21 matyt buvo pirmas šaukimas ir dar 2 šaukimai turėtų dabar būti. Kaip tik šiemet, tiem, kurie Tai 21 atsisakė, šiemet vėl bus įtraukiami. Tai vat reikia neužmygti ir tiems, kas 19 metais sakė, kas 21, nes tai nereiškia, kad jau nebepakvies. Labai kartais žmonės sako, vieną kartą atsisakiau ir atrodo viskas. Šitoj sistemoje ne viskas. Ir čia dar vienas dalykas, kas yra protų visiškai nesuvokiamas veiksmas, kodėl jeigu žmogus vieną kartą pareiškęs valią, kodėl jį dar automatiškai traukia. Ir man tiesiog, nežinau, aš klausiu iki paskutinio, kodėl šita sistema negali būti savanoriška, kodėl mes negalim normaliai civilizuoti elgtis, kuomet ateinam į finansinį įstaigą ir mums paaiškina, pasako visas už ir prieš ir mes patys apsisprendžiam, juk jeigu atsimeni, mes tikrai su privačių fondų asociacija buvom susitikę ir jie patys pripažino, kad kai savarankiškai žmonės pasirašydavo sutartį, didžioji dauguma per tą sistemą iš tikrųjų ir atėjo, kad nėra ta mūsų Lietuva pilkos masės potencialas, kuomet žmonės negali apsispręsti, nežino, nesupranta. Tai jeigu didelis, berods ten, aš dabar neatsimenu, kokį ten skaičių pasakė, kas buvo pasirašę tas sutartis, jeigu tada žmonės buvo įtikinti, pasirašę sutartį, reiškia, gali veikti šitą sistemą, kodėl ją reikėjo užbūstinti labiau, vėlgi, gal siekiant tam tikro didelio pelno, tai suprantama matyti tik tai tam tikram verslui, bet ne mum. Na ir pabaigai amžinasis klausimas, tai ką daryti? Mąstyti. Ką darytum, pavyzdžiui, tą mąstyti, dabar, sakytum, visada reikia. Priklauso. Turiu omeny, ką daryti su sistema? Tai va, čia kaip aš tai pasakyčiau, čia tas dvejopas dalykas. Žmogui ką daryti? Visą laiką mąstyti, klausyti argumentų ir daryti savo išvadas. Mes irgi nesam ta institucija, kuri sako, darykite tik taip, kaip mes pasakėm. Mūsų kaip konfederacijos visą laiką tikslas yra pateikti kaip įmanoma skirtingą įvairovę argumentų, kad žmogus galėtų atsirinkti ir pats padaryti sprendimą. Tai va čia mūsų ir yra siekis mūsų viso šito darbo. Ką daryti su teisinė bazė, kaip keisti sistemą, čia yra labai aiškus algoritmas. Pirmiausia, kaip aš jau sakiau, jau vakar reikėjo atsisakyti automatinio įtraukimo. Žmogus turi kaupti, nuspręsti pats, kur nori kaupti. Nori investuoja į vaikus, nori nekilnojamą turtą, nori investuoja į pensijų fondus. Turi būti absoliuti jo pasirinkimo laisvė. Ką daryti su ta ilgalaikiu kaupimu, kai žmogus pats savanoriškai pasirašė sutartį visą gyvenimą, ne visą gyvenimą, 40 metų, čia gali būti susitarimo objektas. Suprantame, kad tai yra ilgalaikės investicijos produktas, gali būti taip, gali būti ne, bet tame laikotarpyje, jeigu mes kaip visuomenė reiškia sutarėm, kad gali būti visą gyvenimą kaupimas, be teisės išeiti, turi būti įdiegta neribotas skaičius galimybių sustabdyti įmokų mokėjimą neribotam laikui. Tam, kad panašiai kaip trečioje pakopai, aš pats galėčiau reguliuoti. Jeigu jau pasirašiau kontraktą visam gyvenimui, bent jau galėčiau viduj reguliuoti, kad šiandien mano galbūt iš vis atlyginimo neturiu arba labai mažas minimalus atlyginimas, aš galbūt nemoku arba moku mažą procentą. Galbūt kažkada tai galėsiu ir 10% skirti savo pensijai, visko gali būti. Tai man norėtųsi, kad antra pakopa galbūt net ir išnyktų ir trečia pakopa perimtų jos, nes tai yra ganėtinai daugiau, atrodo, sąžiningesnė, socialiai teisingesnė sistema.
ir trečias momentas, jau kai mes išeinam į pensiją, na atsiprašau, jeigu mes kaip visuomenė sutarėm, kad 10 800 yra sodros privalomas anuitetas, tai jau iki tos sumos žmogus turi teisę pasimti vienkartinę išmoką. Tegu jis pats sprendžia, ar jis nusiperka savanoriškai anuitetą, ar pasiema vienkartinę išmoką. Nu, kas čia per nesąmonė? Tai 5000, tai po to prideda dar 400, tai dar kažkaip laviruoja. Vienkartinė arba nusprendžiu periodinės išmokas. Viskas. Ir startuojam, einam su normalia sistema ir aš net nebejoju, kad ir žmonėm pasitikėjimas ateis tam pačiam papildomam kaupimui. Na ir mūsų privatus fondai, kurios iš esmės valdo bankai, šalies bankai, aš galvoju, irgi galės džiaugtis tą win-win sistemą, kuomet gauna pelną ir dar padeda žmonėm investuoti. Tai ačiū už pokalbį. Dabar pataikite pasitikrinti sodros paskyros savo, o mes susitiksime kitose laidose. Ačiū.